Kaip tapti turtingam? Šitą klausimą dažnai tenka išgirsti iš jaunų žmonių, su jais bendraujant. Taigi keletas patarimų, ką gali patarti šiuolaikiniai mokslo ir psichologijos korifėjai mums, kad taptume turtingesniais. Ir aš išskyriau 4 punktus, kurie dažniausiai pasikartoja tokių grandų kaip Anthony Robinsonas, daktaras Stevenas Covey'us ar daktaras Tursunovas knygose, paskaitose, seminaruose. Tai pirmiausia, mes turim kalbėti apie prigimtį. Sėkmingi tampa tik tie žmonės, kurie veikia, dirba ir gauna pinigus iš tos veiklos, kuri yra jų prigimtis. Ką reiškia prigimtis? Tai reiškia, žmogus toj srity jaučia malonumą dirbdamas, turi talentų iš prigimties ten ir jam nereikia nieko daug galvoti, sukti galvos, jis tiesiog gali dirbti savo malonumui. Tokiose srityse ateina sėkmė. Tai reiškia, kai žmogus dirba pagal prigimtį, anksčiau arba vėliau, pagal įvairius tyrimus, žmogus pritraukia sėkmę. Nes jis myli darbą ir yra žymiai jį labiau susikoncentravęs ir greičiau jame tobulėja. Gerai, man lengva pasakyti, dirbkit pagal savo prigimtį, ieškokit darbo pagal savo prigimtį, o kaip žinoti savo prigimtį pirmiausia, kaip ją rasti? Man teko matyti daug testų, bet tik vienas kol kas sukėlė tokį profesionalumo ir rimtumo įspūdį, nes žmogus, kuris jį sudarė, Stevenas Rudolfas, 20 metų tą testą tobulino, dirbdamas kasdien su mokiniais ir moksleiviais. Tai galiu rekomenduoti, bet testas anglų kalboj Multiple Natures arba multiplenatures.com. Tokia svetainė ir joje labai žymus pasaulyje pripažintas ir daug kartų apdovanotas mokytojas į edukacijos inovatorius Stevenas Rudolfas ten mums rekomenduoja ilgą ir sudėtingą testą, kuris sudarytas pagal atitinkamą sistemą, kuri nustato labai smulkę sudėtinę jūsų prigimtį. Ne tik jūs ekstravertas ar intravertas ar koksai tai nusivylęs gyvenimu žmogus, bet nustato žymiai smulkesnius dalykus ir pagal tai rekomenduoju jums tinkamas profesijas bei studijas. Tai rekomenduoju pabandyti tiesiog, įveskite į Google Steven Rudolf Multiple Natures arba tiesiog multiplenatures.com ir jums turėtų šitą svetainę lengvai išmesti. Aišku, testas yra mokamas, bet geri ir profesionalūs produktai niekada nebūna veltui. Tai šitą testą galiu rekomenduoti, kad nusistatyti prigimtį. Nes žmogus veikdamas ne savo prigimties, ne savo talentų sferoje, nebus ilgalaikiai perspektyvai nei sėkmingas, nei laimingas. Toliau, antras punktas. Kaip daktaras Stevenas Covey'us sako, pagalask savo pjūklą. Pagalask savo pjūklą reiškia nuolat atnaujink žinias. Ir tai reiškia vidinės žinias. Vidinės savo asmenybės žinias. Pažink save giliau ir plėsk savo žinojimą savo prigimties toj karjeros srity. Labai gerą pažintinę knygą pastaruoju metu radau ir pats studijuoju, galiu ir jums rekomenduoti. Tai yra daktaro Tursunovo knyga Charakteris ir sėkmė. Šitą knygą išleido Ajurvedos akademija ir aš ją jums labai rekomenduoju. Daugelį Lietuvos knygynų, apskritai internetinių parduotuvių rasit. Tiesiog įveskit Google'ai Charakteris ir sėkmė, daktaras Tursunovas ir jums išmes. Labai įspūdinga ir įdomi knyga. Jeigu nori daugiau knygų, tai esu sudaręs visą sąrašą. Svetainėje esu jums LT skirelis knygos, ten galima parsisiųsti tiek audio, tiek PDF formatais. Toliau trečia dalis. Iš mūsų ketvertuko, tai yra dalintis. Pasirodo, jeigu norim būti tikrai turtingi ir to turto ateityje pritraukti daugiau, reikia dalintis. Dalintis reiškia investuoti sociumą. Įvairius socialinius, dvasinius, labdaringus projektus. Todėl, jeigu pastebėsi, daugelis pasaulio pačių sėkmingiausių, turtingiausių žmonių nemažą savo pajamų ir pelno dalį skiria, atrodytų jiems visai nesusijusius ir nereikalingus kažkokius labdaringus projektus, kažkokius dėl visuomenės, dėl sociumo gerus darbus daryti, nes jie jaučia. Tai labai svarbus energetinis dalykas. Jeigu tu gauni daug iš aplinkos, jeigu tau pradėjo sektis, turi ir duoti aplinkai.
turi duoti visuomeniai, turi investuoti į kažkokių edukacinių, dvasinių knygų leidybą, į rūpinimąsi senais, jaunais žmonėm, į įvairiausius procesus, kurie reikalingi visuomeniai. Ir taip pat ezoterinį, dvasinį ugdymą aplinkos. Ketvirtas punktas, kuriuo reikia apsiginkluoti siekiant turto, tai yra kantrybė. Neskubėti. Neskubėti reiškia daryti savo veiklą, tą prigimtinę veiklą, ir ramiai laukti rezultatų. Kai kam užtrunka metus, 2 tie išbandomieji pirminiai periodai, kai žmogus tiesiog vystosi, augo, tobulėja jo talentai ir sėkmė anksčiau ar vėliau ateina. Nes jeigu jūs mylit savo darbą, jeigu jis jums patinka, jeigu jūs nuo jo kaifuojat, jums bus lengva pritraukti sėkmę. Taigi dar kartą, visi 4 punktai, kurie mums reikalingi, kad pasiektume sėkmę. Tai yra rasti savo prigimtį ir rasti darbą, veiklą, studijas pagal prigimtį. Tada nuolat galąsti savo pjūklą, gilinti tiek žinias karjeros srity, tiek save kaip asmenybę giliau pažinti. Trečias, dalintis su aplinka, su sociumu. Ir ketvirtas, išsaugoti kantrybę ir nekeisti krypties. Ramiai dirbti ir toliau toje sferoje ir sėkmė pas jūs ateis. Linkiu jums gerų ir sėkmingų projektų.